Kurti pirmą privačią onkologinę kliniką idėja kilo iš karčios patirties. Kai man buvo 23 lyg metai, mano pirma žmona Kristina susirgo onkologinė liga. Gimus sūnui Dominykui nukrito hemoglobinas. Klinikose nieks nežinojo dėl ko, kol vieną kartą turbūt tą vieną vakarą nešant basoną pamačiau, kad juodos išmatos, ir tada medikai skubiai darė gastro tyrimą ir paėmus biopsiją nustatė, kad jai yra 3 stadijos skrandžio vėžys. Tai jeigu gerai pamenu datas, vasario 6 gimė Dominykas, kovo 5 jai Kauno klinikose pašalino skrandį. Pasimetimas buvo didelis, nežinojom už ko griebtis, ką daryti. Buvo ir psichologinių problemų, mitybos problemų, tų pačių nugaros problemų, įvairių problemų, su kuo turbūt susiduria kiekviena šeima, kuri susiduria su onkologinės ligos problema. Tai jau tada turbūt tam pasimetime buvau jaunas, nežinau už ko griebtis, ką daryti. Dėka draugų pavyko iš viso to išbristi. Deja, Kristina po 1,5 metų mirė, kai Dominykui buvo beveik 2 metai. Tada turbūt ta idėja ir kilo, nes norėjosi tos vienos vietos, kur būtų visa informacija. Tai informaciją teko ieškotis pačiam per tą pačią Google, per žmonės, kurie turėjo tokią problemą, jie daug patarė ir padėjo. Kai tik Kristina susirgo, mums visi rekomendavo gydytoją Alvydą Česą. Pas jį pradėjom važinėti į Klaipėdą, jis Kristiną prižiūrėjo, tikrai stengiasi, tai žmogus, kuris keldavo ragelį ir vakare ir tikrai nuoširdžiai stengiasi padėti. Deja, dabar jau praėjus beveik 8 metam po mirties, kai kalbu su medikais, tiek ją gydžiusiais, tiek tuo pačiu Alvydu, suprantu, kad didelių šansų ją išgyventi nebuvo. Liga buvo per daug turbūt stipri, aštri, organizmas buvo per daug jaunas. Tai ta, sakykime, ką chemoterapija užmušdavo, po kažkiek laiko vėžys jaunam organizme vėl įsiplėtodavo, vėl nugalėdavo ir ta kova buvo pralaimėta. Taip tikrai puikiai visus suprantu žmonės, kurie su tuo susiduria, vyrus, kurių žmonos serga, nežinau, tėčius, mamas, močiutės, draugus, kurie susiduria su tuo šeimoje. Todėl aš ir visiems, kas klausia, sakau, kad čia verslas yra smagu, verslas yra puiku, bet yra didžiulė socialinė veikla, tai yra didžiulis prisidėjimas prie visos sveikatos industrijos, prie visos sergančiųjų bendruomenės.